Taigi sveiki, mėly keliautojai ir klausytojai. Sveikiname su jumis iš kelionių agentūros Kikturas. Taigi aš Erika ir Laura. Džiaugiamės, kad jūs klausotės mūsų ir šiandien startuojam su mūsų antroju podcastu ir turėsime nuostabią viešnią iš Italijos, kuri papasakos labai daug įdomių dalykų. Taigi klausykitės, mėgaukitės ir tikėkimės, kad patiks. Tai labai norim pasisveikinti su Sandra. Sveika, Sandra. Labas. Labai dėkojam, kad atvykai pas mus į mūsų antrąjį podcastą. Tai visų pirma norime paklausti, gal galėtum papasakoti apie save, ką šiaip gyvenime veiki ir kaip apskritai esi susijusi su Italija. Tai ką aš veikiu, gal viskas prasidėjo nuo to, kad išvažiavau į Olandiją studijuoti, tai ten studijavau 3 metus, tada grįžau į Lietuvą ir kažkaip labai buvo nuobodu Lietuvoje ir galvojau, kur čia toliau, ką toliau daryti. Ir taip kažkaip labai netikėtai atsidūriau Italijoje ir dabar ten gyvenau 2 metus. Pirmais metais gyvenau Toskanos regione, antrais metais Markės regione, tai taip apkeliavau visą centrinę Italiją ir dar šiek tiek šiaurinės Italijos. O ką veikiu, tai esu virtuali asistentė ir tuo pačiu dalinuosi kelionėmis savo Instagramo paskyroje, TikTok'e ir taip toliau. Tai labai mėgstu dalintis kelionėmis apie Italiją, bet kaip mano pagrindinė veikla yra virtualus asistavimas. Geras. O kaip apskritai nusprendai, kad reikia gyventi būtent Italijai? Mano draugas tenais dirba. Jis tenais jau dirba 5 metus, tai aš tenais nuvažiavau prieš 2 metus ir kažkaip man ten labai patiko, planavau nuvažiuoti savaitę 2, bet taip gavosi, kad visus metus prabuvau iki sezono galo ir tada grįžom į Lietuvą kartu ir sekančiais metais vėl važiavau kartu ir šiais metais vėl važiuosim. Tai labai įsimylėjau tą šalį, tai net neįsivaizduoju savo gyvenimo dabar kažkur kitur. Meilė iš pirmo žvilgsnio. Tikrai, taip. O italų ar pramokai kažkiek, ar mokiniesi? Pirmais metais dar nebuvau įstikinus, ar tikrai ten liksiu, tai dar nepradėjau mokytis, plus dar užbaiginėjau savo universiteto darbus, ten pradėjau savo naują veiklą, tai kažkaip nebuvo daug laisvo laiko. Ir tada jau antrais metais supratau, reikia, nes gyvenam tokiuose mažesniuose miestuose, kur niekas angliškai nešneka, tai taip susikalbėti su vietiniais be galo sunku, tai kažkaip ir nusprendžiau, kad reikia tą italų mokytis. Tai italų pradėjau mokytis šią žiemą, sausį, man atrodo, tai va jau 5 mėnesius mokinuosi. Einu į grupinius kursus, tai tenais taip gan lėtai, po truputį, bet labai fainai. Bet jau gal galėtum plius minus susišnekėti bendriniais? Susišnekėti dar nelabai, nes pati labai bijau, kažkaip niekaip nepersilaužiu to pagrindinio dalyko, bet supras tikrai daugiau suprantu. Ir jo, dabar sekančių metų, jeigu sakau sekančių metų, tai reiškia sekančią sezoną, nes draugas važiuoja tenais sezonais. Tai nuo rugsėjo sezonas prasideda, tai va kažkaip nuo rugsėjo jau planuoju pasimti ir atskirą mokytoją kalbėjimui ir jau tada kažkaip save spausti, laužti tą italų kalbą kalbėti. O tai jūs gaunasi Italijoje gyvenat teoriškai nuo rudens, taip žiemojat ir tada pavasarį ir vasarą jau Lietuvoje, mes būnam dažniausiai draugas apie Liepą, rugpjūtį išvažiuoja, nes jis tenais futbolą žaidžia. Tai sezonas skaitosi nuo Liepos, tiksliau nuo Liepos prasideda tos pirminės savaitės, kur visokios stovyklos vyksta ir tada jau sezonas nuo rugsėjo iki gegužės, birželio kažkur. Tai va, taip ir gaunas. Tada smagiausiam sezonui atvažiuojam į Lietuvą, kur tikrai smagu ir vasarą praleisti. Ir šilta, jau gerai. Jo, ir šilta, ir visi laimingi tokie. Atsipūskė, viskas gerai, gyvenimas laimingas, ne? Jo, tai visai fainai. Bet ir Italijoje turbūt gal rugsėjį, ta prasme pavasarį, rudenį pats tas, ne? Keliauti po Italiją, ne taip gal karšta. Jo, ir ne taip karšta ir ne tiek daug žmonių. Ne tiek daug turistų. Tikrai, jo. Nes vasarą tai aš neįsivaizduoju, kaip tenais Italijoje būtų. Labai karšta, ne? Žiauriai. Dar aišku priklauso, kuriam regione, gal šiauriai tenais truputį vėsiau, bet kuo piečiau, tai tikrai nežmoniškai karšta. O kaip šiaip sekėsi prie kultūros italų prisitaikyti, ar labai jautėsi tie kultūriniai skirtumai?
Kultūriniai skirtumai, man gal labiausiai kas jaučiasi, tai maisto skirtumai, visi mitybos įpročiai. Pavyzdžiui, prie pusryčių itališko aš niekaip nepriprantu, nes jie pusryčiam valgo croissaną arba kaip jie vadina cornetto su kava, bet čia jau maksimum ką valgo, nes kartais tiesiog poros sausainiukų su kava, tai aš negaliu, man pusryčiai turi būti dideli, aš turiu valgyti sūrį ir tikrai turiu pavalgyti. Tai tas, tada kitas dalykas, vakarienė irgi jau gan vėlyva ir gan sunki kaip man, tai šitas irgi šiek tiek sunku priprasti. Aišku, dabar jau grįžus į Lietuvą, aš ir pati valgau gan vėlai vakarienės pagal lietuviškus standartus, bet ne taip sunkiai kaip Italijai, nes jau Italijai mėgsta. Taip ir 2 courses, 3 courses, kad tiesiog 3-4 patiekalų su desertais ir, nežinau, man per sunku, nes jau atrodo vakarienė baigėsi 12 valandą ir tada turėjai miegoti jau su pilnu skrandžiu, tai man kažkaip nelabai šitas. Tai jo, iš kultūrinės pusės manau, kad maisto įpročiai sunkiausia, o viskas kitas, tai man labai patinka, kad jie tokie atsipalaidavę, viską daro lėtai, savo tempu, niekur neskuba, tai tas man labai patinka. Aš čia grįžus į Lietuvą labai daug streso jaučiu vien būdama čia, atrodo, pati nestresuoju, bet aplinkui visi kažkur bėga, lekia, skuba ir kažkaip gaunasi, kad žiauriai daug streso čia, palyginus su Italija. Bet jaučiasi, ne, tas toksai visai kitoks, kaip pasakyti, visai kitos kultūrinis, gal toksai. Visiškai. Jie ten taip atrodo, atsikelia, pasižiūri kaip saulė, pagal tai nusprendžia kokią nuotaiką ir tada nusprendžia, ar čia darysi kažką šiandien ar ne. Žodžiu, čilas tas visiškas. Kad ten darbo valandos parašytos, tai nereiškia, kad jie tom valandom dirba, nes jie gali nedirbti, jeigu jie nenori. Bet pas juos irgi kaip Italijoje tos siestos yra, ar irgi, ne? Jo, kaip Ispanijai. Tai yra Ispanijai. Sakau, apie Italiją šnekam, tai jau sakau Italijai. Jo, pietuose labai tas jaučiasi. Bet ir šiaurėje ir vidurio Italijoje irgi jie tos mėgsta ilgas labai pertraukas, kur dirba nuo 9, tarkim, iki kokios 1, tada nuo 1 iki 4 pertrauka, kur jie, nežinau, pavalgo, pamiega, kažką paveikia, nes tiesiog per karštą dirbti ir tada grįžta apie 4 į darbą. Ir tada dirba iki kokių 8-9. Bet jie realiai ir tas tikriausiai pietus, vakarienės irgi mėgsta, kai didelė kompanija būna, ne? Tai ar dažnai, vis tiek jau 2 metus gyveni, ar dažnai tai būna, kad susitinkat, pavyzdžiui, pažįstami? Jo, dar kol kas nelabai, nes, kaip ir sakiau, itališkai nekalbu, tai man šiek tiek sunku su tais vietiniais susikalbėti. Tai dar tokių labai didelių vakarienių nelabai turėjau. Vieną turėjau su draugo futbolo komanda, tai ten labai buvo smagu, bet ten jau buvo sezono uždarimas, tai man rodos dar ir dėl to buvo smagu. Bet dar tokių, kad tiesiog su italais draugais dar neturėjau. Tai labai gaila, bet jau sakau, jau turiu tikslą išmokti itališkai ir tiesiog full on. O sakyk, vis tiek kaip ir tų bendruomenių lietuvių labai daug per visą pasaulį Italijoje, tai aš tikiu, kad irgi nemaža turėtų būti lietuvių bendruomenė. Ar tenka su lietuviais susitikti Italijoje pabendrauti, jeigu tarkim, vis tiek, kaip sakai, italų dar kalbos gal tik mokiniesi, ne? Bet to bendravimo vis tiek kaip ir norisi. Jo, su lietuviais žinau, kad yra bendruomenių, bet jos daugiau būna didžiausiose miestuose. Ten žinau, kad Milane yra Turino bendruomenė, Romos bendruomenė, tai aš šiek tiek buvau toliau nuo didelių miestų, tai taip į kažkokius bendruomenės vakarėlius neteko nueiti, bet tiesiog per Instagramą, TikToką karts nuo karto kažką pamatau, kad gyvena Italijoje, kažkaip išmeta reelsą, tai susiradau tiesiog draugių pagal Instagramą. Tai jeigu jau išeina su jom kažkur susitikti kažkurioje daly, tai labai smagu būna. Geras, smagu. Bet ar patinka gyventi, pavyzdžiui, mažesniam miestelį? Kaip palyginti, ar visgi rinktumės ar didesnį, ar mažesnį? Aš rinkčiausi mažesnį, bet tik dėl to, kad aš ten geriau jaučiuosi, nes, kaip ir sakau, man grįžus į Lietuvą stresas. Atrodo, aš pati gyvenu Kaune, kas yra vis tiek ne Vilnius, bet vis tiek didesnis miestas. Ir kažkaip man nelabai patinka. Tai aš asmeniškai rinkčiausi mažesnį miestą, miestelį gal netgi, kuris būtų netoli didelio miesto. Kur, pavyzdžiui, 1 metais gyvenom miestelį Pistoja vadinasi, ir jisai buvo 30 minučių nuo Florencijos. Tai realiai tau bet kada kažko reikia, tu tiesiog sėdi į traukinį ir tu Florencijai didelio miestą. Nes Florencijoje, jeigu pabūni porą dienų, tiesiog pavargsti nuo žmonių, nuo turistų, nuo visko. Tai man asmeniškai maži miestai labiau priimtini. Bet ir tikriausiai mažiau tų ir turistų yra mažose tose miestelėse, tik vietiniai, ne?
Žiūri fainai. Man tai labai patinka, sakau. Bet ir toks gaunasi, kad gal mažesniuose miesteliuose daugiau to tokio kultūrinio, kaip sakyti, toks grinai itališka tokia kultūra vyrauja, ne? Nes didesniuose miestuose, aš įsivaizduoju, vis tiek daug tų turistų ir jau tokie ir tie restoranai turėtų būti labiau orientuoti į turistus ir panašiai. Tai... Jo, ne, man labai patinka mažuose miestelėse ir tie žmonės, jie tokie faini, jie ypač vyresni visą laiką prieina paklausti, iš kur jūs, ką jūs čia veikiat, jeigu, pavyzdžiui, mes draugu vaikštom ir šnekam lietuviškai, tai visi prieina ir taip, ką jūs čia veikiat, kodėl jūs čia, ir tai labai labai fainai. O vat kaip italai, jie linkia bendrauti, pavyzdžiui, ir anglų, kad ir kalba, ar jie taip labiau taip myli savo kalbą ir jau visi turi irgi mokėti. Myli savo kalbą ir daug kas tiesiog nemoka anglų kalbos, kas yra labai labai gaila, ypač vyresnio amžiaus, jaunesni, irgi labai retas, kuris atsakytų man kažką angliškai, nes tikrai būna, kad prieina kažko paklausia ir jeigu viena būna, tos paprastus klausimus galiu atsakyti, ypač apie šunį, nes aš su šuniuku savo visą laiką vaikštau. Tai jie visą laiką prieina, klausinėja kažką apie šunį, tada viskas gerai, aš jiem atsakau, bet tada kažką apie mane paklausia ir jeigu nežinau kaip atsakyti ir sakau, atsiprašau, nešneku itališkai, jau jie viskas, jau angliškai nieko nebepasako. Bet nebando toliau itališkai šnekėti, kaip pavyzdžiui su prancūzais būna, kad jie vis tiek ten tau prancūziškai kažką pasako. Jie bando, bet supranti, aš tada gaunas, kad kažką suprantu, bet jau nebežinau ką atsakyti, nebežinau kaip suformuluoti sakinį. Įdomu, nes sakau taip, kadangi vis tiek, pavyzdžiui, pas mus bent jau Lietuvoje vis tiek stengiasi tą anglų kalbą naudoti. Ir tikrai, daug kas jie šiaip moka Lietuvoje. O taip atrodo vis tiek tos šalis labai stiprios ir turistų daug, ne? Ir vis tiek jie išlaiko tą tokią kultūrinį savo kažkokią identitetą, kur, nenori jie to. Aš manau, kad ir tas, bet ir tas tiesiog nemokėjimas, tiesiog jų mokykloje nelabai jų mokina, jeigu mokina, jie patys neturi kažkokio didelio noro išmokti. Ir dar be mokyklos tas, kad, pavyzdžiui, pas juos visi filmai kino teatruose, visi filmai per teliką, viskas yra itališkai. Tai, pavyzdžiui, Lietuvoje vis tiek, jeigu eini į kino teatrą, ten bus angliškas filmas, tiesiog subtitrai lietuviškai. Tu vis tiek gauni kažkokio, kažką girdi bent jau, gauni kažkiek prisilieti prie anglų kalbos. Televizijose irgi pas mus dažnai mėgsta ant anglų kalbos uždėti lietuviškai dubliuoja tas kinus, filmus. Tai vėl kažkokį gauni tą tokį girdėjimą, o Italijai ne, Italijai viskas italų kalba ir jie, man rodos, tiesiog nėra taip... jie tingi. Ir tingi, tikrai gali būti ir tas. Paprasčiau. Siesta kalbo, žinai. Gali būti ir tas. Mažiau streso, nereikia čia stengtis. Ir šiaip jie tokie... pavyzdžiui, lietuviai labai mėgsta daug visur keliauti, nes Lietuvoje nėra kalnų, nėra tokios gražios jūros, nėra tam tikrų dalykų. O Italijoje viską turi. Jiem niekur važiuoti nereikia. Jie viską, ko tik tais tu gali norėti, jie viską turi tenais. Tai aš manau, kad dar gal ir keliauja mažiau šiek tiek, gal ir dėl to tos anglų kalbos mažiau naudoja. O kaip tau pačiai labiau Italijoje prie jūros ar link kalnų labiau linksti? Šitas labai geras klausimas, nes aš labai ilgus metus apie tai galvojau, kad kur, pavyzdžiui, pati norėčiau gyventi, tai sakydavau, kad gal kalnuose, nes vis tiek truputį kitaip negu Lietuvoje, tų kalnų norisi. Bet tada kažkaip pagalvojau, kad prie jūros tu gali tiesiog išeiti iš namų ir nueiti prie jūros pasivaikščioti. O kai tu gyveni kalnuose, tai vien logistiškai labai sunku važinėti tenais. Kitas dalykas, tu galėjai pasivaikščioti kalnus, bet vis tiek turi ruoštis, nes greičiausiai varysi haikint arba varysi ten, nežinau, visai dienai. Tai kažkaip nusprendžiau, kad vis dėlto gal geriau prie jūros, bet kad kalnai nebūtų toli. Šalia, jeigu ką, kad būtų tarp jūros ir kalnų iš viso tobulai, arba prie jūros ir kad kalnai būtų netoli. Tai balansas. Kas Italijai labai, labai dažnas atvejis, nes tikrai daug kur būna jūra ir ten, tarkim, valandą pavažiuoju, jau atsiduriu kalnuose. Nes ta Italija kalnuota ir turi labai didelį pajūrį visa šalis, tai manau, kad Italijoje tokį balansą surasti labai yra nesunku. O patys, pavyzdžiui, kaip keliauti renkatės labiau automobiliu ar, pavyzdžiui, traukiniais? Nes kiek žinau, ten gan yra jie populiarūs ir labai patogus tas visas susisiekimas yra. Susisiekimas traukiniais labai patogus šiauriai ir vidurio Italijai, pietuose jau sunkiau. Pietuose jie ir mėgsta vėluoti ir tas pats susisiekimas prastesnis, ne viską galėjo pasiekti. Tai mes šiaip tik tais mašiną keliaujam, nebent, pavyzdžiui, gyvenom prie Florencijos,
tada jau nuo savo miestelio į Florenciją važiuodavom traukiniu vien dėl to, kad patogiau ir nereikia galvoti, kur mašiną statyti. Tai tik dėl to, bet šiaip visur kitur tik su mašina. Nes man, nežinau, aš labai mėgstu visus road tripus, labai mėgstu keliauti mašiną, man patinka, kada gali sustoti, kada nori, išlipti, kada nori, ten nueiti, nuvažiuoti, kur tik nori, ta laisvė. Man žiauriai patinka, tai mes visur tik su mašina. O tu pati vairuoji? Jo. Pati vairuoji. Nebaisu, nes jie ten tokie kelyje irgi. Buvo baisoka gal iš pradžio, ypač, gyvenant mažam miestą, tai viskas okei. Bet jeigu nuvažiuoji į didesnį miestą, nežinau, teko į Florenciją kažkada važiuoti, tai tik vieną kartą daugiau nevažiavau, nes tiesiog nesąmonė, atrodo, kad pražilsi per tą visą laiką, kol nuvažiuosi iki centro. Teko Neapolį vairuoti, tai ten iš viso galvau, kad gyva neišvažiuosi iš Neapolio. Prie Amalfo pakrantėj irgi jau buvo nejauku, nes ten tokios žiauriai siauros gatvės, 2 pusių eismas ir dar žiauriai dėlė autobusai ant posūkių varinėje. Tai ten irgi labai nejauku. Tai kažkaip tuose mažesnėse miestuose viskas okei, bet jeigu važiuoji didesnį, tai jau geriau parkuoti kur nors park and ride, palikti mašiną toliau ir važiuoti su viešuoju transportu. O tu jau moki irgi įstatyti taip siaurai, kaip pas juos va taip mašinas sustovi? Ne, aš nebandau, man baisu, aš net baisu pagalvoti apie tokius dalykus. Nes čia tai jau profesionalu. Ne, čia jau kitas lygis. Aišku, dar klausimas, kaip jie įvažiuoja į tą, nes man rodos dėl to mašinos ir nutrankytos iš visų pusių, nes jie tiesiog biški vieną patranko, biški kitą ir tada įvažiuoja. Bet to pačiai teko, pavyzdžiui, susidurti, kad tavo irgi apdaužyta mašina būtų? Ne, dar. Ne. Palauk, išmoksi italų kalbos, tada jau važinėsi jau tom siaurom gatvelėm, tada ir mašinas daudžės, viskam savas laikas. Dar porą metų. Gali būti, bet, šiaip tas vairavimas, su jo viskas okei. Aišku, aš vairavau šiaurės ir centrinėje Italijoje. Pietuose daug neteko, tai nežinau, kaip tenais būtų, nes ten girdėjau, kad labai buvo prasta situacija. Tai va... Bet būtent vairuoti neteko. Ne? Jo, ir keliauti nelabai teko. Pietų Italijai dar kol kas labai noriu, bet dar laukiam kokio pasiūlymo tenais. Bet vis tiek ta Italija kaip ir didelė, ne? Tai taip pakeliauti yra ką veikti. Jo. Tai, o kokios yra, kokie regionai yra labiausiai tie tavo aplankyti ir tokie numylėti, nes tai miesteliai mažesni, ne, ten labiau tau patinka, bet tarkim, kur sakytum, kad tikrai rekomenduotum nuvažiuoti, ne, tai iš tavo pusės, gal iš tavo patirties, ką esi aplankiusi. Jo, aš sakyčiau, kad Toskana man didžiausia kol kas įspūdį paliko, ypač jeigu nors ne tik atostogom ir gyvenimui, nes labai gerai viskas išvystyta, tiek keliauti su mašina, tiek traukiniais, tiek autobusais. Yra ir jūra, ir kalnai, ir miesteliai, ir istorija, ir maistas, ir realiai ko tik tais galėtum ir vyras, ko tik tais, apie ką tik gali pasvajoti, viskas yra Toskanoj. Tas regionas yra gero dydžio. Mes gyvenam pačiam regiono vidury, tai mums visur maksimum 2 valandas nuvažiuoti, čia jau maksimum. Šiaip per valandą tiek daug vietų gali aplankyti, kad tiesiog wow, tai man Toskanos. Ir aišku, šiaurės Italijoje aplink Dolomitus, aplink Alpes, Gardos ežeras, Como ežeras, ten irgi, ten gamta jau kito lygio. Ten gal ne tiek daug tų tokių mielų miestelių, bet iš gamtos pusės tai man ten wow yra. Bet siūlytum skaidyt, kaip ir tas kelionė, tarkim, mane į kelias dalis, pavyzdžiui, nežinau, vieną kartą atvažiuoti į tą Toskanos regioną, 100%. Kitą kartą į šiaurinę dalį, ne? 100%. Negu, tarkim, 2 ar 3 savaitės ir keliauti. Galima būtų, irgi priklauso nuo žmogaus, kiek jisai turi laiko, nes dažnai Lietuvoje tiek atostogų neduoda, kad ten 2-3 savaitės keliautum. Tai gal tada geriau tiesiog važiuoti regionais, skristi, tarkim, į Pizą, dabar yra labai patogus skrydžiai, aplankyti Toskaną. Toskaną gali pagrindinės vietas per savaitę laisvai aplankyti ir paragauti, ir pauostyti, ir pagerti to vyno ir visą kitą. Tai tikrai, manau, užtektų. Į Gardos ežerą važiuočiau tom aktyvesnėm kelionėm, jeigu reiktų, hiking, su visokiam valtelėm plaukioti, į kalnus lipti ir nežinau, ko tik tais norėtum veikti, tenais viską galėtum irgi savaitę, manau, laisvai tenais aplinkui.
Vėlgi dideli miestai, Milanas, Roma, Venecija, nu ten ir savaitgalio, galima ir savaitę įvažiuoti. Bet nežinau, Italiją, man atrodo, reikia pažinti lėtai, po truputį ir tiesiog take your time ir tiesiog viską po truputį patirti, nes ten tikrai visko labai labai daug ir jo, jeigu 3 savaitės keliautum, aišku, labai fainai, irgi smagu, bet aš gal vis dėlto skirstyčiau, kad būtų tokiais etapais. Nes bus toksai per daug gal tu, kaip sakyti, overexcited, per daug tų įspūdžių, per daug jo, tada emocijų. pradėsi lyginti, kad va, man čia labiau patiko negu ten, nes gal ten geresnis oras tą dieną buvo. Nu kažkaip jo, man atrodo, kad regionais po truputį pažinti Italiją būtų geriausias variantas. O visgi nuo kurio tada regiono rekomenduotum keliautojams pradėti? Toskanas. Toskanas. Vis dėlto Toskanas, jo, nes man, sakau, man tenais atrodo, kad viskas yra, ko tik tai žmogui galėtų reikėti gerai kelioniai, po to jau viskas priklauso nuo to, ko žmogus nori. Bet ar tai būtų tinkamas regionas ir mėgstantiems aktyvų poilsį ir pasyvų? Ir tie surastų ten Manau, savo? kad taip. Manau, kad tikrai taip. Na, aišku, jeigu jau tikrai aktyvesnė, tai tada jau važiuoti į Dolomitus, važiuoti į Alpes, važiuoti į šiaurinę Italiją. Ten tikrai kur kalnai, bet tada jau tenais prie jūros taip nepagulėsi. Taip. Tai va irgi reikia žiūrėti. O pačiai ir teko beje slidinėti Italijai? Ne, aš su slidinėjimu nelabai draugauju, tai dar neteko. Nieko, pradės vairuoti, kaip Italija pradės slidinėti. Viskas po truputį. Po truputį, tikrai taip. O dėl maisto, beje, dar norėjau pasiteirauti vis tiek, kai jisai ten yra toks skirtingas, nuo lietuviško skiriasi. Koks tavo mėgstamiausias patiekalas? Vieno neįmanoma turbūt. Išskirti? Vieno tikrai, nu jeigu taip jau būt basic, tai pica, manau, bet kokiu atveju, nes Italijai pica tikrai nežmoniškai skanaus. Bet ir tikrai nelabai skiriasi nuo Dabar mūsų... jau nuo lietuviškos picos labai skiriasi, bet Lietuvoje jau atradau porą restoranų, kur ir tą itališką picą skanę gamina, bet nuo tos lietuviškos tai tikrai labai labai skiriasi. Ir šiaip pica toksai gan... Nežinau, gan platus dalykas, nes tu ant picos gali labai skirtingų topingsų uždėti ir tu gali skirtingas jas valgyti. Tai va, jeigu vieną reiktų pasirinkti, manau, kad būtų pica. O šiaip dažnai gaminat namie lietuviškus patiekalus, ar jau labiau itališkus irgi prisitaikėt labiau prie tos kultūros? Ar galvoju, draugas? Arba iš viso gal negaminat jo? Draugas labai mėgsta pastą gaminti, nes kiekvieną dieną, šiaip tas įprotis irgi valgyti pastą kiekvieną dieną pietums, tai skirtingas pastos rūšis. Iš itališkų dar galvoju, iš itališkų daug namuose negaminam, jau jeigu norim itališkų, tada jau geriau nueinam į restoraną ir tenais pavalgom, bet šiaip namuose gaminam labai daug meksikietiško maisto ir daug azijietiško maisto. Tai lietuviško jau tik tais, jeigu ten jau užsimanom tų bulvių arba tos kiaulienos, jau tada pasidarom, bet šiaip retokai. Bet net ir į Lietuvą grįžus vis tiek labiau meksikietiška, itališka, azijietiška, labiau tas pusės. Nėra taip, kad cepelinų noris, kaip būna kai kuriems šaltibarščiai, cepelinai ten pirmas dalykas. Kaip tik su draugu vakar kalbėjau, kad sakau, mes jau Lietuvoje virš 2 mėnesių dar nei kartą cepelinų nevalgėm, tai jau kažkas negerai. Kai Lietuvoje plus 30 laipsnių, tai gal ir dėl to. Tada jau trasą turėti. O jo, vasarą vis tiek būnam Lietuvoje, tai šaltibarščius Lietuvoje valgom. Italijoje kažkaip ten oro nebūna, nes tiek ir žiema. Ir ruduo, pavasaris, tai jau tie šaltibarščiai, taip nežinau. O ar matai save Italijai po kokių 5 metų, pavyzdžiui? Po 5 metų taip, po 10, nežinau. Po 10 aš jau labiau norėčiau tenais turėti kaip antrus namus, turėti kažkokį ar butuką prie jūros, ar kažkokį namelį, kad tiesiog žiemoti Italijai. Bet kažkodėl turiu tokią nuojautą, kad teks grįžti į Lietuvą kažkada ateityje. Bet jau vis tiek traukia, ne, į Lietuvą? Ar kaip sakyt, ar čia, jeigu būtų galimybė neišskristi iš Italijos, nes čia, kaip ir suprantu, vis tiek jau nenori, yra darbai, yra kontraktai kažkokie, tai vat, jeigu būtų tokia galimybė iš jos neišvykti, ar vis tiek grįžtum ilgesniam laikui čia? Į Lietuvą grįžčiau atostogom, bet dėl ko sakau, kad gyventi, nes manau, kad Lietuvoje būtų geriau vaikus auginti, čia jau žiūrinti tolimesnę ateitį, manau, kad būtų žymiai lengviau, nes vis tiek Italijoje esu aš ir mano draugas ir nėra šeimos, nėra kas galėtų padėti.
plus ta visa sistema medicinos, dar pačiai daug su tuom netekę susidurti, bet kiek žinau, tai jinai tikrai yra prastesnė negu Lietuvoje. Visi papirizmai, paskolų ėmimai, tiesiog visa biurokratija ir viskas, kas susijęs su dokumentais, sveikata, manau, kad ten būtų žymiai sunkiau viską tą tvarkyti negu Lietuvoje. Tai dėl to sakau, kad manau, kad teks į Lietuvą grįžti, tik sakau, norėčiau, kad tas grįžimas į Lietuvą būtų vis tiek maišytas su Italija, kad žiemas leisti kažkur pietuose Italijai, o čia galbūt didesnę gyvenimo dalį gyventi. Bet kol kas, tai jeigu turėčiau galimybę, tikrai dar ateinančius 5 metus tik Italijoje ir tik skirtingose regionuose, nes labai norisi visus juos paragauti, pajusti, apkeliauti ir tiesiog kuo daugiau pažinti, nes kaip ir sakiau, Italija nežmoniško grožio, nežmoniškai visko daug turi ir ten atrodo galėtum gyventi iki gyvenimo galo ir visą laiką keliauti tiesiog ir vis naujas vietas atrasti. O regionuose skiriasi, pavyzdžiui, tas pats maistas, tarkim, nors skiriasi nuo regiono? Jo, kiekvienas regionas turi savo maistą, aišku, tos pagrindinius patiekalus vis tiek visur galėsi rasti, bet kiekvienas regionas turi savo kažkokius išskirtinius patiekalus, turi išskirtinės, nežinau, išskirtiniai pomidorai, pavyzdžiui, kiekvienam regione, tai pagal tai ir patiekalai kiti naudojami ir jo. Bet gal ir kalba pati irgi kažkiek skiriasi, kaip pavyzdžiui, pas mus aukštaičių, ten yra žemaičių. Jo, kalba irgi kiekvienas regionas turi savo, kiek žinau, šiaurė ir pietam šiek tiek sunku net kartais susikalbėti ir tiesiog, jo, ten pavyzdžiui irgi yra saloj Sardinijoje visiškai kita kalba, kur mano draugas ten žaidė vienais metais, tai sako, atrodo, neina net susikalbėti su jais, nes visiškai kita kalba. Tai jo, skiriasi ir maistas, ir kalbos, ir vaizdai, ir žmonės, kiek esu girdėjus, dar pačiai neteko sudurti, bet jo, dėl to ir sakau, kad jie vis tokie įdomus ir taip norėčiau visus juos aplankyti. Visus po truputį. Jo. O draugas italų moka kalbą, kaip suprantu, ne? Jo. Tai visai gerai, pas jūs toks balansas, tada lengviau žymiai. Labai gerai, taip. Geras. O kaip dėl švenčių, beje, irgi, ar yra kažkokios išskirtinės tradicijos, ko pavyzdžiui Lietuvoje nėra? Dabar galvoju, Velykos gal ten buvo šiais metais, ar Velykos, ar kažkuri šventė aplink Velykas, kur buvo labai keista, nes tiesiog jau rašiausi eiti miegoti ir girdžiu, tiksliau žiūriu, kad visos šviesos gatvėse išjungtos, visos gatvės tamsios ir girdžiu, kad žmonės eina, labai didelis būrys žmonių ir kažkas dainuoja, kažką daro, kažkaip baisoka pasidarė, tai išėjau į lauką pažiūrėti, kas daros. Ir ten kažkoje buvo religinė šventė, kad jie nešė Jėzų ant savo nugarų, kartu ten su kažkokiom kitokiom statulom, visi su žvakutėm ėjo, kai visos gatvės tamsios juodos buvo. Kažką dainavo visi ir nežinau, labai nejaukiai kažkaip pasijaučiau. O tai kas ten per šventę buvo, taip ir neaišku? Nežinau, neatsimenu, ar ten buvo Velykos, ar 3 karaliai, ar kažkas pavasario metu, bet labai keista buvo. Tai va viena iš tokių keistesnių švenčių. O šiaip grįžtant prie kelionių Italijoje, pavyzdžiui, žmogus pirmą kartą keliauja, ką jam būtina būtų žinoti būtent apie Italiją, kaip pasiruošti kelioniai, pavyzdžiui? Tai vėlgi, manau, žiauriai priklauso į kurį regioną ir kokią kelionę važiuoja ir su kokiu transportu, nes jeigu su mašina, tai labai svarbu žinoti, kad visos autostrados Italijoje yra mokamos. Tai šitą reikia žinoti, nes, kad nebūtų tiesiog surprizų. Jeigu su mašina, irgi, kaip ir minėjau, geriausiai palikti mašinas dideliuose miestuose park and ride arba kažkur už miesto, nes miesto centre neįmanoma rasti nei parkingo vietų, plus prisistresuosi žiauriai, tai jo, šitie, manau, 2 labai svarbus dalykai. Keliaujant su traukiniu tiesiog yra appsas labai patogus, Train Italija, jie atsisinti, labai lengva nusipirkti bilietus, lengva žiūrėti maršrutą, ten visus ir update'us rašo, kiek vėluoja traukiniai ir panašiai, tai jos šitas su traukiniais. Ir manau, šitie pagrindiniai, nes šiaip, euras tenais, tai dėl valiutos jokių problemų nebūtų. Eismas mūsų. Jo. Ant skemų irgi būtų gerai nepapulti, nes ten visokių būna tų triksų, ten pavyzdžiui būna daug
tų paveikslų tokių pridedant žemės ir jau neduok dievę, tu šalia jo praeisi, tai jau sakys, kad tu neužmyniai, dabar turi pirkti ir tada prisikabins prie tavęs ir tokios nesąmonės. Tai tos schemas būtų gerai žinoti, kad tiesiog savo problemų neprisidaryti. Tai tokie, dar aišku, didelius miestus važiuojant iš anksto bilietus nusipirkti į visokius muziejus, kur ten norisi ir panašiai, visokius turus, tai manau, šitie pagrindiniai. O kiek maždaug, vis tiek, kadangi jau ilgą laiką esi Italijoje, ne, gal gali taip plius minus pasakyti, kiek reikėtų tą tokį biudžetą savo turėti nusistačius dienai, tarkim, asmeniui, bet kad tikrai užtektų, kad komfortiškai jaustis, kad ir pavalgyti, be nakvynių, aišku, tiesiog tokiam basic dalykam. Irgi žiauriai priklauso, kur važiuosi, nes miestuose dideliuose turistiniuose faktas, kad tas biudžetas tikrai turėtų būti didesnis. Manau, pietum vienam žmogui apie 20 eurų, vakarieniai tikrai daugiau, gali ir 40 ir 50 kainuoti, jeigu jau ta itališka vakarienė, kur ir pirmą, ir antrą, ir desertą, ir vyną. Tai vėlgi labai priklauso, nuo ko žmogus nori. Ir kiek jis yra pasiruošęs išleisti, nes išleisti tikrai gali daug, bet gali ir pigiau prasisukti ten, pavyzdžiui, vietoj pietų pasimti kažkokį paninį, sumuštinį, gali, nežinau, neiti į barus, kažkokius prabangius, eiti paprastesnės vieteles. Viešasis transportas tikrai nėra brangus, miestuose labai nebrangus, traukiniai. Gal irgi svarbu žinot, kad traukinius kuo anksčiau perkant, tuo pigesnės kainos, ypač greitųjų traukinių, nes jie taip veikia kaip skrydžio bilietai, kad kuo arčiau datos, tuo didesnė kaina. Tai jau jeigu traukinius kažkur žinot, kad tikrai tą dieną, tą valandą kažkur važiuosi, tai jau geriau iš anksto nusipirkti, ypač greituosius. Tai va, o taip dėl biudžeto labai sunku pasakyti, nes tikrai yra žmonių, kurie mėgsta į visus muziejus vaikščioti, ten pačias populiariausias vietas, nežinau, pavyzdžiui, į Pizos bokštą kilti ir į visus muziejus eiti, tai faktas, kad biudžetas tikrai bus didesnis, bet yra žmonių, kurie tiesiog nuvažiuoja pasižvalgyti, pasivaikščioti, tada galima ir labai pigiai prasisukti. Bet, svarbiausia, kad yra kryptyje galimybė pigiai prasisukti, aš manau. Taip. Tai nėra taip, kad, tarkim, bet kur nueini, visur bus jau, kaip sakyti, minimum ten. Ne, tikrai galima ir pigiau prasisukti, būna ir visokių akcijų, tam pavyzdžiui, 2 peroliai už, nežinau, 5 eurus, už 10 eurų, galima ir tokių neblogai. Jo, peroliai labai pigus Italijoje, tikrai. Tai galima, kaip ir sakiau, tos paninius, galima pizzas kažkur pigiau pavalgyti, tai nežinau. Manau, kad galima labai pigiai. O kada rekomenduotum geriausia vykti į Italiją? Aišku, vėlgi priklauso nuo regiono turbūt. Jeigu slidinėt, tai ne vasarą. Svarbiausia ne vasarą, ypač didelius miestus, svarbiausia ne vasarą. Svarbiausia turbūt ne rugpjūčio mėnesį, nes rugpjūčio mėnesį visi italai atostogauja. Tai visur viskas užbukinta, visur belenkiek žmonių. Tai jau, jeigu jau norit vasarą keliauti, tai tik ne rugpjūtį, bet aš manau, kad geriausia į Italiją keliauti rugsėjį, spalį arba balandį, gegužę, birželį dar. Man šitai, manau, tada ir orai būna neblogi, aišku, nebūna taip karšta kaip vasara, galbūt ir lietaus šiek tiek būna, bet manau, kad visas atsiperka dėl to, kad žmonių nebūna tiek daug. Pavyzdžiui, mes buvom Cinque Terre nuvažiavę, buvom vasarą vieną kartą nuvažiavę, tai iš 5 miestelių aplankėm vieną ir po jo iš karto važiavom namo, nes tai tiesiog negalėjom nuo žmonių kiekio. O pavyzdžiui, važiavom žiemą, važiavom pavasarį, važiavom rudenį, nėra žmonių, viskas taip ramu, laisva, gali kiek tik nori vaikščiot, kur nori vaikščiot ir tiesiog nesijauti toks overloaded su viskuom. Tai svarbiausia ne vasarą ir ne rugpjūčio mėnesį. O mokyklinukai irgi pradeda nuo rugsėjo 1, ne, į mokyklą į Man atrodo, bet nesu susidūrus su mokyklinukais. Ne, tiesiog įdomu, nes kai kuriuose šalyse, tarkim, nuo rugsėjo ten vidurio, kai kur netgi nuo spalio, rugpjūčio netgi būna. Kai kurie nuo rugpjūčio, tai kad tiesiog neužtaikė dar jų tas atostogas, kad pasižiūrėti dar jo. Nes rugpjūtį visi suaugę atostogauja, visa Italija atostogauja ir tada košmaras būna. O gal dar galėtum rekomenduoti kokias nors unikalias vietas, pavyzdžiui, apie kurias labiau žino tik vietiniai, o turistui paprastam būtų sunkiau rasti tam pačiam Google, kad apskritai tokios vietos egzistuoja. Tai gal jau esi atradus kažką tokio?
Ir galvoju, vieną beachą labai gerą esu atradus, kur tiesiog iš Google Maps zoomnau ir radau, bet aš jo pavadinimo nepasakyčiau, bet jis yra koks pusvalandukas nuo Pizos. Nu, mano ten viena mėgstamiausių visų Italijos vietų, aš ten visiškai įsimylėjau. Ten toksai mažas paplūdimiukas tarp olų ir toksai restoranėlis, nu ir žiauriai fainai. Jeigu klausite mūsų įdomu, gal pakomentuos, gal mums Sandra atskleis tą paslaptį. Gerai, pasakysiu vėliau. Tai, o tokių, ką čia dar galvoju, yra Markės regione, netoli Fano miestelio, yra toksai Furlopes vadinasi, ir tenais toksai kaip didžiulis kanjonas, tai upė teka ir labai faina vieta prasivaikščioti šalia upės, ten labai gražu. Nu nežinau, dabar daugiau nesugalvoju, bet faktas, kad yra jų labai daug. Realiai tiesiog geriausia nuomotis automobilį tikriausiai, važiuoti, stoti. Nuomotis automobilį, jeigu nebijot, kad šiek tiek eismas kitoks, nes kai kuriem tikrai, pavyzdžiui, mano draugės, kurios atvažiuoja į Italiją, jos visą laiką klausia, kaip tu čia sugebi vairuoti, sako, man baisu, aš net negaliu žiūrėti. Tai jeigu nėra tos kažkokios baimės, tai tikrai nuomotis automobilį ir važinėti. O motoroleriu ar važinėjai beje Italijai? Neteko. Aš manau, kad motoroleris jisai labai tiktų pajūrio miesteliam arba salose, bet jeigu jau pačioj Italijai žemyniniai, toli nenuvažiuosi. Jo, geriau su mašinas, tiek vis tiek gali autostradą šokti, kai reikia kažkur greičiau nuvažiuoti. Kaip galėtum apibūdinti Italiją vienu sakiniu? Tai čia užklausai. Šalis, kuri turi viską, ko tik norėtum. O kaip itališkai viso gero? Arrivederci. O čiao, tai čia yra... Čiao irgi. Čiao yra ir labas, yra te. Tai gali sakyti ir čiao, kai sustinki, ir čiao, kai sakai į visą. Tai ką, tada, ne? Mes norim labai padėkoti Sandrai, kad atvyko, kad pasidalino su mumis savo istoriją ir patyrimais. Tai prieš pasakant čiao ar arrivederci, tai norime nuo mūsų padovanoti tokią kiktūrą tašę rankinę. Į paplūdimį, ir tikėkime, kad, kaip sakyti, atsiminsi ir mus. Ir gal kada dar sulauksim tavęs pas mus studijai su savo šuniuku, nes turėjo Sandra šiandien atvykti su šuniuku, bet dėja neatvyko, bet mes labai lauksim. Taip, bet į mano Instagramą nuėjo visur su manim, visuose video, visur jisai bus. Tai bus proga gal kada papasakoti ir apie pietinį regioną Italijos, ne? Fainai būtų. Tai va, tai tada sakom labai ačiū. Taip, labai dėkojam, kad atvykai. Ačiū labai, kad pasikvietėt. Ir taip pat norim irgi priminti savo prenumeratoriams ir tie, kas žiūri, kad nepamirškite komentuoti, labai lauksime jūsų komentarų, taip pat nepamirškite spausti prenumeruoti, mūsų followinkit Instagram'e, Facebook'e, LinkedIn'e, mes esame visur. Ir aišku, jeigu norite pasidalinti savo patirtimi, tai būtinai mums rašykite ir mielai irgi pasikviesime jūs pokalbiai. Taigi sakome, čiau!